Sveiki, mėlyjei, šiandien sveikinuosi vėl su jumis aš ir šiandien pradėkime nuo vėl eilinio mano naujo video. Šį kartą vėl eilinis AliExpress pirkinių maratonas. Tai ką radau savo spintoje ir vėl ketinu jums parodyti, kaip tai atrodo realiai, o ne ant modelių, kurie nufotografuoti kur? AliExpress tinklalapyje. Pradėkime. Pirmas tai yra toks romperis, tikiuosi aš jums jo nerodžiau. Mokėjau apie gal 20 eurų, o gal 15. Žodžiu, jeigu rasiu linką įmesiu. Ir ko pakankamai seniai, tokios žalios prigesintos spalvos. Viskas su yra gerai. Čia dydis yra M. Šiek tiek mažintas, sakau, reikia imti didesnį. Ketvirtinės tos nerankovės, bet kelnių sąsagos apačia. Vienintelis minusas yra tame, kad jos šiek tiek smunka nuo krūtinės. Aš krūtinės didelės neturiu, tačiau būtent tos mergytės, kurios turi didesnę krūtinę arba būtent kurios nemėgsta, kad čia viskas yra laisva labai va šitose vietose, tai kaip ir gali turėti bėdų. Aš ketinu čia prisisiūti tuos petnešas, nes tikrai smunka, jeigu pakėlus rankas, viskas smunka žemyn. Bet šiaip atrodo tikrai įspūdingai ir gražiai. Kitas dalykas, atsiprašau, bus neišverstas, tai yra tokie va džinsiukai, mokėjau 13 eurų. Dydis yra nei mažintas, nei didintas, toks koks yra, 27, aš nešioju 27 ir yra. Bet turi tokius gero džinso, geras pasiuvimas, turi štai tokias va skylės. Tas man vienintelis kas ir nepatiko. Kažkaip nuotraukoje atrodė žymiai gražiau, bet kai atėjo, tai pamačiau, kad tos skylės, na, jos nelabai kokybiškai tam prakirptos ir atrodo kaip ir estetiškai gražiai. Bet, na, ko už tokią kainą ir benorėti. Kitas dalykas, tai siunčiausi krikštynam, tokia suknelė, nude spalvos, toks dar dirželis, kuris užsiriša štai taip. Mokėjau 13 eurų, už 13 eurų kokybė tikrai superinė, bet dėja krikštinam neužsidėjau, nes buvo labai karšta ir, na, eiti į krikštyną su suknele, kuri yra su ilgom rankom, kai yra 35, manau, tai yra jau nusikaltimas. Bet tikrai kažkur nevėsiu, užsidėsiu vakare, kur nors eit pavakarieniauti, kodėlgi ne. Už tokią kainą. Taip, toliau tikiuosi irgi nerodžiau to megztuko, mokėjau 5 eurus, toks paprastas megztukas, kaip ir užsimesti vasarai kažkur. Tai dydis čia yra M, bet galėtų būti ir L ir XL, jeigu imsit, tai imkite didesnį dydį, tikrai neapsigausit. Yra mažintas labai. Šiaip ir, pavyzdžiui, M man yra geras, bet man nelabai patinka, nes jis turi štai tokią nugarą, kas man, na, negražiai tiesiog atrodo ant drabužių. Ant baltų dar nieko. Juodų nieko, bet visų kitų tai nelabai. Toliau baltųjų maratonės, ar tu aš tai tokia suknelė, labai paprasta, bodikonas, mokėjau 6 eurus. Gražiai atrodo, pakankamai jeigu su skrybėlė, kokia tai išvis fantastiškai. Vienas tai, kad jinai šiek tiek, nežinau ar matysis, bet persišviečia, jeigu užsidat netgi baltos spalvos apatinius, jinai tikrai šviečia iš toli. Tačiau aš atradau naują tokį stebuklingą dalyką. Tai yra tiesiog reikia užsidėti nude spalvos apatinius ir viskas atrodys tobulai. Niekas nešviečia, niekas nesirodo. O jeigu vasarą šiek tiek šviečia, nemanau, kad tai yra tikrai didelė bėda. Toliau tai turiu tokį švarkelį, mokėjau 25 eurus. Dabar, kiek mačiau, jisai jo nebėra. Jis toks yra pieno baltumo, jokių užsegimų neturi, tiesiog užsimesti, pavyzdžiui, su juodom kelnėm ir timpom, ar su baltom kelnėm ir timpom. Kostiuminės kelnės, na, tikrai atrodo gražiai. Toliau turiu tokį būtent kelnytės, mokėjau gal 15 ar 10 eurų, kažkas panašaus. Prie to, kai aš jau turiu džemperiuką, tai nusipirkau kelnytės su Barbie. Aš jas nešioju namie, čia yra dydis M, dydis yra šiek tiek mažintas, gal ne tiek pasmažintas kaip čia, nes čia viskas idealu, tačiau per pilvą būtent tą juostą, jinai galėtų eiti šiek tiek aukščiau, tada būtų dar idealiau, nes taip tai truputį jinai eina žemyn ir man tas nelabai patogu. Aišku, poliesteris, tai galime šiuo tik tai rudenį, nes arba pavasarį, nes vasarą tai tikrai sukaisyti. Toliau tokia būtų suknutė. Paprasta, nieko neišsiskirianti, aš jas siunčiausi kažkada vestuvėm, bet man jinai nepatiko. Jinai iš poliesterio labai ilga, tai aukšto ūgiam tiks puikiausiai, mokėjau gal apie 10 ar 15 eurų, tikrai nepamenu. Atrodo efektingai gražiai, štai taip galime netgi pademonstruoti. Bet taip, šitas rankos įsikiša. Nugara efektinga, viskas gerai, tačiau man nepatiko vienas dalykas, kad jinai yra susiūta tikrai pakankamai nekokybiškai. Jeigu matėte, štai čia yra siūlai, tada štai čia va yra pasiardymai, reikėtų kaip ir jau užadyti. Čia va nedasiūta, na, aišku, už 10 eurų ko norėti. Spalva tai graži, galbūt kažką užsipatų švarką, galima šiaip į miestą išeiti, kad tiesiog tos taip labai smarkiai tos nugaros nedemonstruotų. Ir paskutinis buvo toks karšta. Ir paskutinis
kvailiausias ir nenusisekęs labiausiai pirkinys. Aišku, už jį mokėjau gal 5 eurus. Tai yra iš poliesterio toks tipo crop topas. Ir prie jų, dar crop topas, dar kaip crop topas. Atsinešiosiu prie džinsų didelių su high waisted. Bet kelnės tai yra štai tokios labai ryškios geltonos spalvos, tikiuosi perteiks kamerą. Ir priekis yra štai taip va, kaip Aladino kelnės ir priekis yra štai va taip va, ištasytos. Na, šiaip atrodo gal ir gražiai, efektingai, bet gal kokiam, pavyzdžiui, į kokį, kaip sakant, persirengę vakarėlį gal dar ir eičiau, bet į gatvę taip tai tikrai su vaiku nedrįsčiau. Tai va, šiandien toks trumpas AliExpress holiukas, jeigu kai surinksiu būtent, čia yra tik tai iš vienos spintos dalies, kai surinksiu būtent kitos spintos dalies, padarysiu eilinis AliExpress pirkinius, kad galėsit pamatyti realiai, kaip atrodo daiktai. Ir pasitengsiu įmesti į linkus, jeigu kai kurie daiktų jau nebebus, atleiskit, linkų nebebus, bet tuos, kuriuos turiu, tikrai įmesiu. Tai iki pasimatymo kitose video. Ate!